Sveiki, mano vardas yra Ednas ir dabar randuosi virtuvėje, kur prieš 6 metus pradėjau filmuoti savo pirmosius video. Sveiki visi! Kaip matote, aš vėl kuriu savo naują, gal ne video blogą, o tiesiog video, nes šiandien aš tiesiog nusprendžiau pasimti kamerą, atsisėsti, jokio skripto, nieko, tiesiog norėčiau pašnekėti su jumis, o svarbiausia tai norėčiau padėkoti jums, kad mūsų YouTube jau yra daugiau negu 200 000, kas yra tiesiog nerealu, nes aš niekada negalvojau, kad iš vis susirinks tiek žmonių ir aš net negalvojau, kad YouTube'e Lietuvoje dar įmanoma susirinkti tokius skaičius. Aš negaliu patikėti taip, kaip ir negali patikėti ponas genijus. Kaip jį surinko 200 štukų, aš nežinau. Tačiau kaip ten ir bebūtų, aš vis tiek norėčiau kiekvienam asmeniškai iš jūsų padėkoti už tai, kad jūs mane žiūrite, sekate, jūs domitės, man tai tiesiog sukelia tokį, kaip žinot, hypą, kurti toliau ir tai mane stumia toliau. Aš nedrąsiai galėčiau sakyti, kad jūs esate visų videoblogų varikliukas. Ir aš kai pradėjau kurti video prieš 6 metus, aš visiškai nenutikiau, kaip tai toli gali nueiti. Ir aš puikiai atsimenu savo vieną videoblogą YouTube'ai, man atrodo mano antras videoblogas YouTube'ai, kur aš dėkoju jums už tai, kad aš surinkau 27 prenumeratorius. Po pirmo vlogo sulaukiau 27 subscriberius. Ir būtent dėl to aš jūs visus labai myliu. Ir aš puikiai atsimenu tą dieną, kai jūsų buvo daugiau negu 100 000 ir man YouTube'e atsiuntė Silver Play bottomą, kuris yra štai čia. Tai nėra mano darbas, tai nėra mano uždarbis, tai nėra būtent, kad aš šitą dalyką užsidirbau, nes čia būtent parašyta, kad sveikinam už tai, kad pasiekėt 100 000 prenumeratorių, o prenumeratoriai susidaro būtent iš jūsų. Todėl galima sakyti, kad šitas visas dalykas yra būtent jūsų, jūs tai pasiekėt ir būtent dėl šito aš jums labai ir dėkoju. Dauguma žmonių manęs vis klausinėjo, kodėl aš būtent savo pirmosius video filmavau virtuviai ir į šitą klausimą aš kaip ir negalėčiau atsakyti, bet tikriausiai todėl, kad virtuvė tuo metu atrodė normaliausia. Todėl, kad aš pamenu, kai turėjau kamerą ir norėjau nufilmuoti savo patį pirmąjį video YouTube'ui, nes aš dar prieš tai buvau kėlęs video į Video Gagą, tačiau jinai ten žlugo ir ten galima sakyti, mano yra ir patys pirmieji video, nes YouTube'ui pats pirmasis video ir yra iš Video Gagos, o jau kai filmavau virtuvėje, jie jau buvo skirti YouTube'ui ir tie galima sakyti jau buvo tokie new season. Ir labai aišku gaila, kad Video Gaga užsidarė, nes ten yra visokiausių mano perliukų, kuriuos aš iki dabar norėčiau pamatyti, nes aš jų niekur kaip ir neišsaugau, būtent kėliau tenai. Pamenu, kai norėjau nufilmuoti savo patį pirmąjį video YouTube'ui, aš ieškojau vietos, kur aš galėčiau namuose nusifilmuoti ir aišku, aš visur statydavau kamerą, aš vis žiūrėdavau, kaip čia tas kampas atrodo, kaip už manęs vaizdas ir panašiai. Ir aišku, ar aš gražiai atrodau, nes jeigu aš lievai atrodysiu, kaip aš filmuosiu video. Ir pamenu, ateinu į virtuvę, pasistatau kamerą, bam! Idealu, už manęs radiatorius, šone arbainukai, vaizdas galbūt ne pats geriausias, bet buvo patogu, aš klūpėjau, nes man nereikėjo sėdėti, nei stovėti, aš tiesiog atsiklaupęs filmuodavau video. Ir aišku, yra tas faktas, kaip žmonės kai kurie rašo, kad video prie sienos būdavo juokingesni, bet aš manau, kad buvo ne video prie sienos juokingesni, o būdavo juokingesnis mano žargonas, nes seniau aš labai daug keikdavausi, mano vos ne koks antras žodis būdavo keiksmažodis, tačiau dabar vengiu to daryti, o jeigu ir darau, tai ten tik tam, kad truputį būtų galbūt juokingiau, bet tikrai ne tam, kad ten kiekvienam sakiny naudoti tos keiksmažodžius. Tai vat ir tokie mano beveik 6 metų YouTube'ai. Ir dar kartelį norėčiau padėkoti būtent jums, kad mane sekate, žiūrite. Žinot, prieš 6 metus, kai pradėjau kurti, tai visiškai nenutakiau, kaip toli tai gali nueiti ir kaip tai gali pakeisti mano gyvenimą. Ir galbūt nelabai būnu aš toksai emotional, bet tai pakeitė mano gyvenimą ir tiesiog norėčiau padėkoti jums, kad sekate, mylite ir būtent šitas kelias yra ne tik mano, bet ir mūsų visų kartu ir net nežinau, ko galima tikėtis ateityje, bet tikiuosi viskas bus gerai. Kurti, sustoti tikrai neplanuoju, kursiu. Svarbiausia, jums patinka, man patinka. Galbūt šitas video buvo toksai nelabai įdomus ar kažkoks labai informatyvus, bet tiesiog norėjau labai padėkoti jums. Ir tiesiog dar kartelį dėkoju jums nuoširdžiai. O dabar einame, parodysiu jums dar debesėlį. Ar nori pasakyti keletą žodelių sekėjim? Vis tiek jie tave myli labiau čiui nei mane. Nu jo. Taigi dėkui, kad žiūrėt mano naują video, dar kartą dėkoju jums, nežinau kiek kartų jau per šitą video padėkoju jums, tačiau aš jūs visus labai myliu, ačiū dar kartelį, kad sekate ir susimatysime kitame video. Ciao!